Prieš 5 metus aš buvau kostiumo dizainerė. Aš nežinau, iš kokios pusės prie staklių atsisėst, kur tas priekis. Per šį laiką Natalija įvaldė stakles ir net atkūrė 2 etnografinius XIX amžiaus kilimus iš Mariupolio kraštotyros muziejaus. Muziejus subarbardavo, kad visi eksponatai sudegė, tame tarpe ir kilimai. Tuo metu tekstilę Vilniaus dailės akademijoje studijavusi Natalija įsigijo ir atnaujino senas lietuviškas stakles ir jomis Prano Gudyno restauravimo centre ėmė austi liepsnose pražuvusius kilimus. Ausdama įklausėsi ukrainietiškų dainų ir linkėjo stiprybės gimtinės gynėjams. Mane taip pat transformavo šitas projektas. Tas žinias, naujų pažįstamų, tokią patirtį, kažkokį suvokimą. Dar naktį vienas iš kilimų buvo ant staklių. Man neužteka ten kokių 5 centimetrų, ir man reikėjo iš naujo pririšti visas matmenis, įtempti ir tos austi. Tai va, ir šiandien aš iš ryto jų pakabinau ir grįžau namo ir tokia tuštuma. Pas mane dirbtuvė namuose. Visos siūlos, kurie aš buvau paruošęs šitiem kilimams, beveik iki nulio, žinokit, išnaudojau, nebeliko.